Jo, manau, kad taip. O kas negali būti Dievu? Toks klausimas gal būtų ryškesnis. Iš tikrųjų, aš asmeniškai manau, kad aš pati neturiu kažkokios formos Dievo, nors aš į Dievą tikiu. Tai man atrodo, tam tikrų gyvenimo momentu man Dievas gali tapti dangus, medis, kitas žmogus. Tai nereiškia, kad aš jį sudievinu, bet tiesiog galbūt tą momente jis man yra viskas, kas man tuo metu gali suteikti tikėjimą. Spektaklis man gali būti Dievas, teatras, mano mama. Žodžiu, tai gali būti bet kas. O jeigu kalbant konkrečiai čia, jeigu klausimas eina, ar gyvūnas gali būti Dievas, tai čia 1000%, man atrodo. Man atrodo, kad gyvūnai iš tikrųjų yra dievai, tam tikrą prasme. Nes jie žmogui visada suteikia paguodą, visada suteikia džiaugsmą, visada suteikia tokį tikriausią ir nenuspėjamiausią jausmą turbūt. Gal taip galiu pasakyti. I'm